Žodžiu, gal jau daugiau nieks neteis, mūsų čia jau gan gražus būrelis susirinko, kad Rytis tikrai išeina šokti ir dar ir žiūrovų lieka. Tai jau gal ir pradėti mūsų šventę, mūsų, kaip Kalėdas jau palydėjom, pasitinkam naujuosius metus, toks tarpušventis gražus. Ir norisi, kad nežiūrint to, kaip mus gąsdina, kaip mums ten viską baisiai sako, kad ateinantis metai būtų mums geri ir aš tikiuosi, kad jie bus tokie kaip visada. Nes kai žmogus daug turi, tai jis tada praranda, labai pergyvena ir tiesiog ten baisiai jokios mintis jie aplanko. O mūsų ansamblis nieko neturi, apart puikių žmonių, tai labai nesinori, kad jie nusimintų ir išlakstytų kažkur iš šono. O kai nieko neturi, tai nieko neprarandi, nieko netrūksta. Tai aš linkiu visiems, kad ateinantis metai būtų ir linksmi, ir turiningi, ir mums labai svarbus metai, nes mes švęsim 30 metų jubiliejų, mums reikia gražią programą paruošti ir man smagu taip patirti tokius, kad kai pasakai, pasakai ansamblį, kokiam ansamblį, ir kai pasakai Vijūta, vakar mes buvom tokiam susitikime, ir ten buvo Pagirių bendruomenė atėjusi, ten choristai, bet jie matyt mėgsta muziką. Ir kažkaip, kai mane pristatinėjo, sakė, tai ji dar ir ansamblėje dainuoja, tai kokiam? Aš pasakiau, Mokslo akademijos direktorius. Oi, taigi pats puikiausias ansamblis. Taigi kaip puiku, iš visiškai nepažįstamų žmonių iš Pagirių. Ir mandagių žmonės. A jie buvo Pagirioti? Pagirioti, visai žinai, buvo jau tokie. Elona, nie mandagus nei ką, jie po to priskoja prie manęs, tai tik pasakykit, kada koncertas bus, mes labai norim ateiti. Aš manau, kad čia buvo ne iš mandagumo pasakyta. Matyt, kad yra žmonių, kurie tą supranta ir vertina. Tai aš linkiu visiems daug sveikatos visų pirma, būkite sveiki visi, entuziazmo, azarto lankyti repeticijas, kad čia nebūtų Rūta vieniša su Edmundu ir dar su kuo nors. Bet man visai smagu, kai mes grįžtame. Tai galime mes dažniau tą padaryti. Papildoma repeticija. Rūta nusivylusi, kad taip niekad nebuvo. Jona nepavydė. Vieną kartą prieš 10 metų mes tai už labai sėkmingus naujuosius metus, kad jie būtų vis tiek geri. Ir kaip čia šiandien skaičiau Alekseičiko straipsnį, sakė, svarbu, kad žmogus suprastų, kad jam visko užtenka, kad jie visko gana. Galvokim, kad mums užtenka iš tikrųjų. Aš irgi, kai pasidariau pensininkė, tai visą laiką dabar kartuoju savo mamos amžinatilsį žodžius, sakė, aš nieko neturiu, bet man niekur nereikia. Iš tikrųjų niekur nereikia, kai nieko neturi. Tai labai geras jausmas. Labai ačiū Renatai ir aš iš karto, kadangi aš pamiršiu, tai aš noriu įsiterpti. Žodžiu, prie tų pačių Renatos tokių gražių sveikinimų noriu prisidėti ir pasakyti džiugę žinią, kad etninės veiklos centras, ten, kur dabar Rėčkutė, buvo anksčiau Klioklienė. Etninės kultūros. Žodžiu, mus padavė, ar ten bent jau žadėjo nominuoti aukso paukštį. Tai žodžiu, ten gausim, negausim, bet į eilę kažkokią tai atsistoja. Paskui, žodžiu, aš manau, kad mes tikrai turim labai daug. Vienintelis trūkumas yra, kad tikrai, Renata gerai pastebėjau, kad taip sunkiai lankom repeticijas, bent jau kai kurie. Tai labai norėčiau, kad po naujų metų lankytume, nes tikrai bandysim paruošti labai gražią programą 30-mečiui ten apie su sakmėm susijusią. Taip. Ir noriu pasakyti, kad visi ansamblių vadovai, bent jau A kategorijos, gavo premiją. Metų pabaigoje. Tai žodžiu, tai aš nuo sausio 2 iki 11 ją išleisiu ir pirmoji repeticija bus sausio 12. Mes visi 3 praūšim, neliks nelyto priešų. Atsargiai važinėti, nes po to kokia nedaug galiu. O kas tik 3 yra A
Ne, sakau, mes trysia su vaikais važiuojam į kalną. O aš kaip tikėjausi, kad mūsų pavaišinsi, be mūsų tu tos premijos. Tai reikia kartu važiuoti. Nu, bet čia sakė ne ansamblių, čia grinai vadovams už darbą. Tai žodžiu, aš jau Bet už darbą su ansambliu. už darbą su... Tai reikia važiuoti, slidinėti kartu. Ir grįžus tikrai pavaišinsiu. Nu, gal, tai nepasislėpsi, tu nepabėgsi. Pavaišinsiu, grįžus pavaišinsiu. Kol nepradėjom dainuoti ir šokti, tai dar noriu pasakyti, kad atskrido angeliukai, kurie atnešė palinkėjimus ir norėčiau, kad jūs kiekvienas pasiimtumėt po angeliuką. O tą palinkėjimą arba neškite savo širdyse į namus, arba galite. Reikia pasidalinti. Arba pasidalinti. Reikia pasidalinti. Nu, aš reikia pasidalinti. Tai bus labai daug palinkėjimų. Paskui mes paskaitysim. Jonė, imk šitą. Nesikankink. Viešpatie. Ar čia visiems meilė linkim, ar tik man taip jau papuolė? A? Ne visi, meilė visiems, bet tik skirtingai. Rūta, tu pasakėsi, prašau, tau nieko nelinkiu šito. Atsimenu dabar seną karikatūrą tokią, kad vyras išėjęs, Sako, čia yra gal